dažnai būna, kad sugalvojai kažkokį daryti pokytį. Naują įprotį įsivest ten. Visas populiarius sąrašas, ne? Sveikiau maitintis, sportuot, medituot, kreipdėmėsi, ten kažką naujo, mokytis galbūt kažką tais. Kažką daryti, kažko nedaryti. Ir kai sugalvoji, atrodo faina idėja, bet kyla pasipriešinimas. Kai kuriem iškart kyla pasipriešinimas, jie galvoja, bet tai, žinai, vis tiek nedarysiu. Tai, Ir vidui kažkas pradeda priešintis, kovot, maištaut. Ir visą šitą video impulsas atėjo iš mano pokalbio šiandien su viena mergina, kuriai šiaip puikiai sekasi, jinai džiaugiasi gyvenimu, jinai praktikuoja, viskas fainai. Bet dabar prasidėjo kursas ir priminiau jai, kad, dar sakau, rytinę praktiką, žinai, visą kitą. Ir jos tokia reakcija buvo įdomi. Sako, jeigu tu man liepsi tai daryti, aš nedarysiu. Sakau, klausyk, bet kadangi aš sakiau, kad, dalyvaujant kurse, bus ta rytinė praktika, jau, kaip ir, tai aš jau pasakiau, ne, kad tai bus, tai jau viskas nedarysi. Jo, sako, įdomi čia, tai taip išeina, kad jau ne, kad, ne. Aha. Ir paprastai tai nutinka todėl, kad kažkada mums reikėjo liktais apginti save. Aš tai mačiau daug kartų, kai žmonės maištauja ir priešinasi tam, kas jiem būtų faina ir naudinga, dėl paprastos priežasties, nes tai nesutampa su ta istorija, su tuo identitetu, su tuo, ko tu save laikei kažkur praeitį. Ir jeigu paimti vaikystę ar paauglystę, kažkur mes galbūt jautėmės verčiami daryti tai, ko nenorim. Ir tai ėjo su tokiu jausmu, kad tarsi mane žlugdo, mane bando pakeisti, aš būsiu kitoks, jeigu aš pasiduosiu. Ir todėl mes išmokom vienaip arba kitaip kovoti. Kažkas labai aktyviai, kažkas gali aršiai ten su pykčiai, su viskuo, o kiti tiesiog taip tyliai palinksėsim galvą ir galvosim, tu ten šnekėk. O aš vis tiek darysiu, ką aš darysiu. Ir tiesiog užsiemam tokiu tyliu sabotažu. Tų dalykų, kuriuos mums kartais kažkas liepia daryti. Mažytis niuansas. Kai pats sugalvoji įnešti savo gyvenimo pokytį, tai tada tu tampi ta tarsi išorinė jėga, kuris sako, dabar kelsime 6 ryto, darysim tą, darysim aną, šitą nebedarysim. Ir kažkas tai sako, nes tas aš, tai, ko tu visą laiką laikėjai, sako, aš netoks. Va čia tas momentas, kur tu bandai mane padaryti ne manim. Tai dėl to aš ginčysiuos, kovosiu ir priešinsiuos. Ir yra skirtingų būdų iš to išeiti. Vienas būtų labai paprastas. Pamatyk, kad tai, ko tu save laikėjai, yra prisiminimai ir tai nesi visas tu. Tai yra tik tai mažytė dalis tavęs. Ir yra dar visokiausių variantų. Ir tas, kuris lengvai ir smagiai ten daro tą naują dalyką, kurio tu nori, irgi egzistuoja, jis irgi prieinamas. Okay? Daugelį žmonių tai gaunasi gan sudėtingai, todėl kad daug metų esame pratę tapatinti save su ta istorija, su tais įsivaizdavimais, su tais prisiminimais, kuo save laikėm. Ir šiandien mes su jie irgi nuėjom truputį kitų kelių. Sakau, žiūrėk, bet tai yra, iš principo, tai būtų fainai, būtų naudinga tau, ne? Jo, aišku, tai prasme, ir smagu, ir naudinga, viską. Aha, gerai. O ką jeigu darytum tą rytinę praktiką kaip meilės dovana sau? Arba, pasakius kitaip, kaip dovana iš meilės sau. Įdomi, ten kažkas sukilo. Mes dar pasižiūrėjom į tai ir galų gale atėjo džiaugsmas. Atėjo toks, tai aišku, tai aš noriu sau suteikti meilės dovaną. Ir įdomiausia, kad gali tai pridėti prie bet ko. Ir tai keičia tavo santykį. Tiesiog, jei esi smalsus, jei tu nori patyrinėti ir pasižiūrėti, kaip galim daryti kitaip. Tai pavyzdžiui, kokį maistą, koks būtų jausmas gaminti savo maistą kaip meilės dovana sau?
kokio judesio, kokių pratimų, kokio aktyvumo norėtų tavo kūnas, kaip meilės dovanos savo. Ką galėtum padaryti su savo kūnu šiandien kaip dovana tiesiog iš meilės savo. Kaip žiūrėtum į naujus įpročius, jeigu tai yra dovana iš meilės savo? Ne prievarta, ne todėl, kad privalai, turi, ne todėl, kad reikia, ne todėl, kad esi netikęs ir dabar gaminsi iš savęs geresnį save. O tiesiog, nes tai dovana, nes tai naudinga. Ir mes dažnai ieškom ir žmonės skundžiasi, kad manęs nepalaikė, manęs nesuprato, man nepritarė ir aš norėčiau, kad mane palaikytų ir pritartų ir panašiai. Bet tam, kad tai taptų prieinama, pirmiausiai būtų gerai, kad būtų vietos tam palaikymui. Ir tas palaikymas gali turėti pačių įvairiausių formų. Jeigu tu ieškojai kažko ir pakliuvai čia ir žiūri šitą video, ne? Tai šitas video yra aplinkos dalis, kuri tave palaiko, kuri tau duoda kažką, ko tau reikia, ko tu ieškai. Galbūt knygos, mokymai, ten dar kažkas, tai kitų žmonių pagalba ir patarimas yra prieinami, bet mums reikia ir įsileisti tą priimti. Tai ar sutiktum atsiverti didesniam palaikymui iš aplinkos ir ten, iš kur tu netikėjai, gal net, kad gausi tą palaikymą, tiesiog kaip meilės dovana savo. Ir pats savo suteiktum tai. Nes dažnai mes numanom arba žinom ir mums net gal kažkas viduj suvirpėjo, mes žinom, kokio žingsnio mes norim imtis, nes kažkas mūsų viduje jaučia, kad bus gerai. Tačiau ta visa istorija, įpročiai, tas įsivaizdavimas, ką aš darau, kas man normalu, o kas ne, kas įprasta, o kas ne, priešinasi ir ginasi, nes bijo. Bijo, nes patyrėm kažkada prievartą, vertimą daryti, ko nenorim. Ir dažnai tai yra vertimas, tiesiog daryti kažką galbūt naujo. Kažką, kur galbūt net nelabai žinom, kaip daryti tiksliai ir panašiai, bet jaučiam, kad dabar privalom kažką sugalvoti ir tai kelia baimę ir stresą. Kaip eitum į darbą? Kaip meilės dovana savo. O galvoje vis keitaliojasi, kaip dovana iš meilės savo. Irgi taip turbūt net geriau skamba lietuviškai. Kaip keltumeis? Ką darytum rytais? Kad jaustum, jog tai yra dovana iš meilės savo. Kaip ruoštumės miegot? Kaip dovana iš meilės savo. Ką dar naujo pradėtum daryti arba ką nustotum daryti? Kaip dovana iš meilės savo. Jei tau įdomu, jei tau smalsu pasidarė, tai tiesiog pasidaryk sąrašą. Skirk tam kelias minutės. Nes kai kurie iš jūsų tikrai klausėsi ir kažkas viduje sako, jeigu surezonavo, jeigu patiko, galvoju, gera idėja, gerai, jo, prisiminsiu. Idėja žiauriai gera, bet žinok, bus dar geriau, jeigu tu iš tikrųjų tai prisiminsi, jeigu tu ten įdėsi savo priminimą kur nors, jeigu tu nuspręsi, kad žinai ką, aš dabar savaitę ar 2 savaitės pažaisiu tą žaidimą ir pasižiūrėsiu, einu į darbą, o kaip eičiau į darbą, kaip dovana iš meilės savo. Plaunu indus, tvarkau namus. O galiu tvarkyti namus kaip dovana iš meilės savo. Ir panašiai. Ir tai nėra tik tai gražus klausimas. Ir jame nėra teisingo atsakymo. Nes kartais gali būti labai smagu tai pamatyti, o kartais galbūt tu pataikysi ten, kur
Antiek buvo apleista, kad tau bus skauda, kad tau bus liūdna, kad tau pasidarys nemalonu dėl to, kad tu pamatysi, kad, oh my god, čia tai visiškai save buvau palikęs. Nuverksi posmą, pakvepuok, leis savo jausti, jeigu taip netyčia nutiks ir pataikysi tenais. Ir tada pasižiūrėk, o koks veiksmas, vat šitoj vietoje, šitoj srityje, šitoj situacijoje būtų dovana iš meilės savo. Ir tada atsiras visai kitas santykis su naujais įpročiais, naujais pasirinkimais. Bet ne todėl, kad tai kažkoks stebuklas, o todėl, kad tai irgi teks savo priminti. Įsivaizduoji, net ir tai bus naujas įprotis. Ir visa tai yra tik tam, kad pagalvotum, bet jeigu čia dovana meilė savo, tai gal tada verta tai pabandyti ir padaryti. Tai jeigu nori daugiau, jeigu domina kursai ar nori asmeninę konsultaciją dėmesio, tai šio video prašymuose rasi nuorodas, užsiregistruok nemokamus susipažinimo skambučiai. Pasikalbėsim ir pažiūrėsim, kas tau geriausia. Smagios dienos. Kaip meilės dovana savo.